ką, dar vieną laidelį ruošiu. Pirmiausia, visus su naujais metais, linkiu jum sekančiais 26 metais, tai yra jau šiais 26 metais, pasigirti laimikiais, praleisti gerai laiką gamtoj, sudalyvauti daugelį varžybų, nes kas tose varžybose smagu, kad nėra amžiaus limitų ir mes galim džiaugtis tuo adrenalinu patirtų varžybose ir sulaukia 50 ir 60 ir 70 metų. Taip, kad gamtoj praleistas laikas vis tiek yra smagus, negu kad sėdėti namuose. Aišku, žiemą mes turim įdėti daug darbų tam, kad pasiruoštume tai vasarai laukiamai ant krantų. Šiandien laidą pradėsim nuo to, kad pirmiausia atsakysim į klausimus, tas, kam iškilo po praeitos laidos. Jų daug nėra, nes daugelis klausimų jau yra suplanuotos laidelės. Tai aš šitos klausimus kai kurios prabėgsiu, nes bus atskiros laidelės žiemos metu, kaip ruoštis plūdei, kaip pagrindiniai valai, kuriuos naudoju ir taip toliau, bet čia artimiausių metų jos išeis. Bet yra keletą klausimų, į kuriuos tikrai norėčiau atsakyti. Taip, dėl mazgelių šlapinimų. Aš jų nešlapinu. Nei mazgelių, nei kabliukų rišdamas. Aš jų nešlapinu, aš šlapinu vieninteliu atveju, kai rišu sistemas feederiui, ten šok lyderį, kai rišu pintą valą su monovalu, arba kai rišu pintą valą su feedergamu, su tais dalykais aš šlapinu. Šiuo atveju aš nešlapinu, tai užima laiko ir vėlgi, taip aš darau. Tai nereiškia, kad tai yra galbūt teisinga, bet aš taip darau. Kokio ilgio pavadėlis rekomenduoju gaudyti su durtinė meškerė upėje, stiprioje sroje, plokščiaplūdė, 40-50 gramų, gilis 1,5 metrų, tikslinė žuvis karštis, ačiū. Pavadėlis gali būti 50 cm, gali būti 40, bet vėl viskas priklauso nuo to, kaip mes esam išdėstę švinukus ir ką mes norim suimituoti. Tai šito reikėtų truputį luktelti, kada sušils oras, pavasaris, ateis vasara. Visą šitą aš parodysiu vienoj laidelį apie sudurtinę meškerę. Mes tikrai prie jos skirsim nemažai laiko. Neužilgo jau pradėsim ruoštis plūdei, tai su pavadėliais jau einu į pabaigą. Manau, kad dar man liko kokios 4 dienos, bus paruošta sezonai apie 1500 pavadėlių ir tada jau pradėsim ruoštis plūdei sistemas daryti. Žiemos temos. Ir ne vienas žmogus klausė žiemos temos, tai manau, kad aš pakalbinsiu savo draugą Deividą Račkauską ir mes abudu pabandysim prasukti laidelę apie žiemos temą. Aš manau, kad su juo pakontaktavęs aš paprašysiu jo, kad jisai mums padėtų, galbūt dar įdomumų Deividai pajungsim Arūną Koską prie to dalykų, galbūt 3 pravesim laidelę, bet mintis įdomi, aš nenoriu daryti apie žiemos, nes mes Lietuvoje turim superinius sportininkus. Deividas Račkauskas, Arūnas Koska, Modestas Atmanavičius, Artūras Kvirba, Darius Jakiūnas. Tai aukščiausio lygio sportininkai, žvejai, kurie tikrai yra techniškesni už mane, už mano sugebėjimą. Jie daugiau duos jum informacijos ir naudos negu aš. Iš sportinės pusės aš jau esu pasenęs šitam dalykė ir kada tapau pasaulio čempionu Bulgarijoje, komandiniai įskaitai ir kaip treneris sporte, aš nebežvejoju žiemą, nes jau su mano amžiu man jau per sunku yra ropoti tuo sniegu ir taip toliau. Dar nepaminėjau, Mantas Juknevičius, man atrodo, pernai metų Lietuvos asmeninį įskaitai čempionas. Sveiki, įdomu jūsų nuomonė, kai žvejojat upėje labai stiprioje srovėje, ar labai turi įtakos pavadėlio ir kabliukų storis? Dėkui už atsakymą. Turi. Ir storis, ir kabliuko, ir pavadėlio storis, ir kabliuko storis turi įtakos. Gal toli nenukišau, tai yra vienas klubas, nežinau, ar galima, nenoriu įvardinti, gal tai žmonės, yra kabliukai Fudo. Vienas klubas naudoja, tarp kitko, labai nušluosti nosį visiems šiais metais su sezonu, tai jie labai mėgsta šitus kabliukus. Šitie kabliukai nėra stori, jie yra ploni. Lygiai taip pat galima drąsiai dėti 12 pavadėlį.
Ir drąsiai, karšis nėra ta žuvis stipri, ne, reikia tik tai suvaldyti pirmus smūgius, ją išsitraukti iš srovės tikrai nėra sudėtinga. Bet jeigu mes uždėsim tokį kabliuką kaip asarį, arklinį kabliuką, jisai karšiam netinka, jis yra sunkus. Dažnu atveju karšis atakuoja metant šėryklą į vandenį, srovėje, jis dažnu atveju atakuoja besileidžiantį tavo kabliuką su masalu. Visi galvoja, kad uždėjus metrą, pusantro metrų pavadėlį srovėje, jis ten dar kažkokiu tai būdu ilgai plevėsuoja. Taip nėra. Įmetus skirvytį, kada, kaip pavyzdys, šėrykla galimybė yra žvejoti 80 gramų ar 100 gramų, srovė yra didelė. Ta srovė mums tą pavadėlį prispaudžia prie dugno greitai. Bet, kadangi nuo šėryklos atskyra daug visokių detalių, karšis vis tiek leidžiasi kartu su šėrykla. Jisai eina paskui masalą, dažnai būna kibimai labai greiti. Tik nusileido masalas ir gaunam kibimą. Taip, kad turi labai didelės įtakos, kad ir srovėje, ir kabliuko dydis, ir valo storis. Žuvis reaguoja. Kartais būna, ką parodė irgi kelių metų varžybų skirvytį, kad kai kurie sportininkai naudojo labai storą valą, bet plonesnį kabliuką. Tas irgi nėra blogai, tokiu mes atveju turim tokį saugesnį variantą išsitraukti žuvį. Dar nepaminėjau fluorokarbono pavadėlius, kurių aš nebenaudoju. Nežinau, gal bus variantas, kur tarp akmenų, tarp žolių žvejoti, bet su fluorokarbonu yra viena problema. Tai yra bele kaip sunkus valas, kuris labai greitai skęsta. Jisai 2, 3 kartus, 4 kartus greičiau skęsta už mono valą. Ir mano galva tai netinkamas yra valas pavadėliui sporte, dėl to, kad mes tokiu atveju negalim suimituoti masalo natūralaus leidimusi vandenyje, skendimo natūralaus. Užtat aš fluorokarbono pavadėlių nenaudoju. Galbūt karpiam, galbūt kur reikia tikrai, kad jisai gulėtų ant dugno stacionariai, galbūt tokiu atveju ir panaudosiu. Bet šiaip aš jo nenaudoju. Sveiki, kokius kabliukus rekomenduotumėt šapalams? 1,5 kg gaudant fiderių karšius dažnai paima šapalas ir ištiesina Ovner kabliuką 8-10 numerio kabliukus ištiesina. Taigi, mano draugas Deividas Račkauskas buvo nesenai pas mane atvažiavęs ir jisai kažkur tais gaudė šapalus, lygiai taip pat aš jam buvau davęs paskolinęs, atidavęs kabliukus, tuos pačius asarį ir prieš kokias 3-4 savaitės buvo pas mane, duok dar man pakelį tų kabliukų, nes sako, visus kitus šapalai tiesina. Šitų, sako, kiek davė, sako, aš išsėmiau visus šapalus. Absoliučiai visus. Tai jisai iš manęs vėl iškaulino eilinį kartą kelis pakelius šitų kabliukų. Ovner kabliukai, vėlgi, Ovner kabliukai yra tikrai geri, kažkada tai esu jų naudojęs, gal ir dabar viens kits pakelis yra kažkur padėtas. Jie tikrai yra geri, nieko blogos. Paprasčiausiai aš renkuosi tai, ką aš pastoviai galiu turėti. Aš nerišu pavadėlių, jeigu aš neturiu paskui kabliukų. Kaip pavyzdys, dabar rišu Superfine Pole Special ir šiuo 16 numeriu. Čia vien tik tai 16 numeriu tiek pakelį. Esu jau pririšęs apie 160 šitų kabliukų ir aš jų dar turiu ir aš rišu tuos, kur aš galiu juos įsigyti. Tai kad pabandęs, jeigu man tam vandens telkiniui man jie tinka, aš juos turiu turėti nusipirkti. Gamakatsu geri kabliukai, yra daug visokių modelių. Yra rinkui labai daug ir Prestono kabliukai. Aš juos gaunu, tą ką aš gaunu, tą ką aš galiu pasimti bet kada, aš tą ir naudoju, kad man nebūtų vėl eksperimentų ir bandymų. Jo, apie plūdės laukit, tikrai bus laidų. Kas platina Lietuvoje asarį, tikrai nežinau, bet man kažkas iš kolegų yra minėję, kad jau yra atstovas. Tai va, tiek smulkių klausimėlių, tiek atsakymų. Tai ką, šiandien buvo planas parodyti jum masalus.
Taigi, yra dėžutės, ką pavyko nubėgti nusipirkti, namuose neturiu. Tai pradėkim galbūt nuo matyliaus. Pirma, kabliukas yra parenkamas ne žuviai. Pirmoji eilė yra mintis, kabliukas yra parenkamas jūsų planuojamui masalui kabinti ant kabliuko. Tai reiškia, jeigu mes paimsim Fine Pole Special kabliuką 16 numerio, tai jis yra labai plonas. Ką mes ant jo galim užkabinti? Mes ant jo galim užkabinti, kaip pavyzdys, du matylius. Tai vat yra toks momentas. Pradedam gaudyti 2 matyliais, 3 matyliais su tokiu kabliuku. Gale varžybų ateina toksai laikas, kai žuvis pradeda tuos matylius spjaudyti ir jinai nekimba. Tada tokiu atveju išlieka viso labo vienas matylius. Čia gali taip atsitikti ir vienam žvejojant, bet vienam žvejojant tai yra paprasčiau, nėra konkurencijos, nėra kas šone atitraukia žuvies. Ir būna taip, kad 4-5 valandą net ir vieno matyliaus nebėra, nes žuvis jau prisivalgė, tada nebegaunam atsaką. Mes ištraukiam matylių, jį visą iščiulptą, bet kabliukų žuvis nepaėmė. Tada sekantis žingsnis, mes mažinam matylių. Kaip tai daroma, toj parodysiu. Kabinam per 2 dalis matylių. Mes sumažinam matylių, tokiu atveju mes vėl turim žuvies atsaką. Taip pat ant tokio kabliuko, dzikas tinka. Dabar su dzikų užkabinimu yra vienas niuansas. Dzikas. Musės lerva. Jeigu jau taip žvejybiškai, tai dzikas, musės lerva. Yra vienas niuansas. Jį reikia kabinti ne už smaigaliuko, bet jį reikia kabinti už storosios dalies. Už odelės, labai lengvai. Kodėl už odelės? Už galo, už storgalio? Tam, kad jisai neužsimestų. Kitu atveju jisai užsimeta. Vėlgi, būna tokių atvejų, kad sunkiai kimba. Užkabinus šitaip mes negaunam atsako, arba tai yra, ar yra žuvis didesnė, ar jinai yra įnoringesnė, ar jinai nenori valgyti ir taip toliau. Yra kitas būdas kabinimo, kada yra pavienis žuvytės, yra kitas būdas kabinimo. Va toksai. Dar vienas yra būdas, kada mes turim žuvį, kada jinai už vieno dziko pakabinto už galiuko nepaima, jinai pačiupinėja, bet spjauna. Tokiu atveju mes turim galimybę apgauti žuvį.
Bet vėl, šitas kabliukas dzikam yra truputį per mažas, būtų smagiau pinkas dėti, parodysiu toj. Dar kaip mes galim apgauti žuvį šituo atveju, kada jinai yra įnoringa. Mes prailginam masalą. Bet jau tokiu atveju reikėtų truputį didesnio kabliuko. Mes tokiu atveju prailginam masalą ir žuvis įsivaizduoja, kad yra vientisas vienas daiktas ir jinai griebia toliau, griebia už storgalio. Žuvis neima už plonesnės dalies. Jeigu jinai čiupinėja masalą, jinai ima už storesnės dalies. Turim tokių situacijų, kai reikia gaudyti ant pinkos. Parodysiu dabar kabliuką kabinimą, kaip pakabinti. Būna tokių situacijų, kai gaudom srovėj upiai ir mes ištraukę randam susisukusi pavadėlį. Tai vat parodysiu dabar, kaip išvengti šito dalyko srovėje. Vat pakabinom dvi pinkas ant to kabliuko. Jeigu mes šitas pinkas pakabintume abidvi už smailiosios dalies arba abidvi vienodai už storgalio, 90% pavadėlis susuktų srovė. Bet jeigu mes vieną pinką pakabinam už storgalio, o kitą už smailios dalies, tokiu atveju pavadėlis nesisuka. Jeigu mes kabinam ant didesnio kablio 3-4 pinkas ar 3-4 dzikus, vieną kabinam srovėje, jeigu suka pavadėlį. Ne visur suka pavadėlį, nes viršutinis vanduo dažnu atveju skiriasi nuo apatinio vandens, tai yra srovės atžvilgiu. Tokiu atveju nesisuka pavadėlis. Taigi, greitam aukšlių gaudimui, turim pavadėlį 10 cm, pagrindinis valas 14,5-15, nes reikia plėšti čia varžybom, kad viskas vyktų greitai. Tai yra vienas momentas, kaip ir aukšlė yra nedidelė žuvytė, atrodo, jeigu jos yra aktyvius, jų yra daug, kaip ir reikėtų dėti pinką ant kablio, ne velnio. Dedant dziką, jis ilgiau išsilaiko, jisai su ją pagausi daugiau žuvų, negu kad su pinka. Čia dažnu atveju. Čia yra dažnu atveju. O aukšlim gaudant, va taip reikia uždėti. Va taip reikia uždėti tam, kad mes turėtume greitus kibimus, kad greitai žuvis pasikirs. Tai galima daug žuvų taip gaudyti, greitam gaudime, bet čia tik tais greitam, kada nereikalinga sudėtinga masalo prezentacija, kada viskas labai grubu, greitai ir taip toliau. Žuviai pati masalo prezentacija yra vienas iš sėkmingiausių žvejybos būdų. Neturiu kasterio, kad galėčiau jums parodyti, kaip kabinti kasterį ant kabliuko, ten irgi yra labai svarbu. Grįžtam prie karšinio kabliuko. Rištas Justino Leonovo. Pažiūrėkit, kokia pavadėlinė po vaikų pasaulio čempionatų karoso gaudimo. Čia valas koks 14,5-15, bet čia yra karšinis kabliukas, Gamakatsu 2260, man atrodo, jo. Klasikinis karšinis kabliukas, ne? Tai matylius ant jo parodysiu, kaip dažnu atveju yra uždedamas. Ir tarp kitko, labai dažnu atveju ant to karšinio kabliuko karšiai, kada būna įnoringesni, jeigu jie yra apdaužyti, apčiulpti, jų nevalgo, neima. Taip kad su masalu tas turi būti labai svarbu. Geras, gražus matylius. Kaip paruošti matylius, kaip masalus paruošti, aš tikrai žiemą galbūt parodysiu.
Jeigu bus žiemą varžybos, turėsiu gyvų masalų, parodysiu, kaip aš tą darau, kaip aš juos ruošiu. Čia va yra karšiai klasikinis variantas, jeigu ir būna ešeriukų, jeigu ir būna, to jie nesugeba to viso kuokšto paimti. Dažnu atveju nučiulpia vieną, kitą, bet vienaip ar kitaip kažkas tai lieka karšiai. Tai čia galima prinerti tikrai labai daug ant tokio kabliuko. Sliekas. Mes ir jo šiandien turim ant stalo. Karšių skanėstą. Dabar parodysiu būdą, kaip mane mokino dėti slieką ant kabliuko Modestas Atmanavičius. Tegu jis ant manęs nepyksta, išduosiu jo paslaptį gaudyti karšius. Tegu jis dabar mane bara, bet aš jį paminėsiu gerų žodžių. Jeigu ne jisai, mano toks rezultatas šiais metais nebūtų buvęs Fiderio čempionate. Tai jis man vieną parodė būdą. Aš tikrai nežinojau iki to, kad taip galima slieką kabinti. Perlenkiam pačio slieko galiuką. Ir padarom tokį guziuką. Va. Tam, kad karšis imtų už storesnio galiuko, kad jis užsimautų ant kabliuko. Su slieku iš tikrųjų yra begalės variantų pakabinti slieką. Begalės variantų. Vienas iš klasikinių, mėgstamiausių mano dalykų yra va toksai. Vėlgi pabrėžti tą patį. Prezentacija žuviai, masalo, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, norint pagauti žuvį. Norint tikrai ją pagauti, jeigu mes užmesim vieną masalą ir sėdėsim, lauksim, nieko nebus. Tarp kitko, neatsimenu prieš kiek laiko, bet buvo pasaulio klubų čempionatas plūdės Kroatijoje. Sūnus gaudė kitoj zonai, aš kitoj zonai. Jeigu neklystu, gaudėm tikrai šitų kabliuku arba Kamasan 560. Tai sūnus jau pagal pagautą skaičių turėjo. Ten tose varžybose, tam pasaulio čempionate visų labo reikėjo pagauti 2-3 žuvis ir jau tu esi iš kokių 23-22 komandų, tu jau esi 3, 4, 5. Pagaus 2-3 žuvis. O sūnus jau turėjo daugiau kaip po 2-3 valandų žvejybos, jis turėjo gal 15 žuvų, iš kurių vienas šamas buvo ten 3 ar 4 kilogramai ir jis jau vedė zoną toj vietoj. Tai iš jo atėjo informacija, aš nebuvau pagavęs nieko, absoliučiai nieko, kaimynai irgi 0. Ir tada atėjo iš sūnaus informacija, kad mes turim pakabinti va taip dziką. Tokiu atveju gaunam atsaką. Tai va parodysiu, kaip jisai man atsiuntė informaciją, kurie atėjo per trenerius. Nes ten buvo labai didelė srovė, belia kaip didelė srovė, tai va aš gavau informaciją, kad aš turiu pateikti va šitaip masalą. Ir kada atėjo man va šitą informaciją, kad aš turiu paduoti taip masalą, aš iš karto gavau atsaką žuvies po 2 pravodkės. Ir kitaip nekibo ant 1 dziką, ant 3, va taip būtent turėjai pakabinti ir tada sekė viena žuvis ir buvo kita žuvis. Aš tada, man atrodo, išėjau 4 ar 5 zonai. Sūnus tada laimėjo, jis ten nepamenu svorio, 15 kg ar kiek prigaudė, bet buvo įspūdingai, jis tada pasiėmė zoną, aš likau 4 ar 5, tai
iš jo atėjo tokia. Tai yra labai svarbu pati masalo pateikimo, prezentacija, kaip ten leidžias pavadėlis, visą kitą, mes prie to grįšime. Sliekų lygiai taip pat pateikimo, kabinimo ant kablio variantų, tikrai yra begalės, yra tikrai daug. Taip pat mes galim pateikti masalą vieną pinką, 2 matylius. Vėl turim pasirinkti tam dalykui kabliuką. Dar ką norėjau parodyti, nes turėjau dar pokalbį su kailiais sportininkais, tai buvo klausimų dėl kukurūzų, kaip užkabinti kukurūzą, irgi ten visiems kyla tiek srovėjai, tiek visa kita. Teisėjo sakius, kabinant kukurūzą ant kablio srovėjai, aš nežinau auksinės formulės, kad srovė nesuktų pavadėlio. Aš neradau, esu išbandęs visokius variantus, bet aš taip ir neradau nei vieno varianto, kuris būtų teisingas. Per vidurį kukurūzą. Labai nemažai esu laiko praleidęs Vengrijoje, kur tikrai žmonės moka tos karpius gaudyti, paimsim karpinį pavadėlį, kur tikrai žmonės moka gaudyti karpius, ten jie praleidžia su jais belė kiek laiko. Tai va, mes turim kabliuką Asari, čia yra 14 numerio, tai parodysiu, kaip aš bent kabinu kukurūzą ant kabliukų dažnu atveju, ne? Tai jeigu aš gaunu greitesnius atsakus, aš labai daug nežaidžiu. Ir jeigu tai yra stovintis vanduo. Va, tai yra mano kabinimas, jeigu gaunu greitai atsaką. Jeigu reikia atsako laukti ilgiau, tada ieškau, ypač srovėjai, ieškau tokio apvalesnio kukurūzo. Ir prieš varžybas dažnu atveju, kada panašiai tokio kukurūzo, tada ir ypač srovėjai, jeigu reikia ilgesnio atsako laukti, aš kabinu, stengiuosi nerti per viduriuką ir išnerti taip šone, kad jis praeitų pro vidurį. Teko matyti ir gaudyti šalia tokio sportininko kaip Baku, tai jis ten išsipylęs į indelį per pasiruošimą prieš varžybas 5-7 litrus kukurūzų, atsisėdęs, pasiėmęs mažiuką indelį, kur susideda kabliukai, jis iš visų tų išsirenka jam patikusius kukurūzus, iš tų 5-7 litrų įsideda indelį, ką jis įdės ant kabliuko. Mes su juo tam vakare prie arbatos esam kalbėję, ar tu kavoji kabliuką, nes ten sportininkas unikumas. Tai jis, pasak jo, jisai nekavoja kabliuko, nekiša kaip kiti jo komandos kolegos, kai kurie sukiša visą kabliuką į kukurūzą, kad jo nesimatyt, sako, aš to nedarau ir, absoliučiai nekavoju kabliukų, bet jis juos išsirenka tokius, nežinau, kokios formos man neteko, jis neprisileidžia iki tokių smulkmenų, kad pasakotų. Tarpusavyje ten taip, bet svetimų neprisileidžia. Taip kad. Yra dar vienas momentas, kaip kukurūzą pakabinti ant kabliuko, ko irgi nelabai kas žino, kada reikia paduoti prezentaciją tokią truputį kitokią. Tai susirandam kukurūzą ir išspaudžiam iš jo viduriuką. Ir lieka viena odelė. Kabinam vieną odelę ant kabliuko. Išspaudžiam kitą, bet neturim pažeisti labai smarkiai odelės. Kabinam kitą odelę. Čia irgi vengrai išmokino šitą dalyką. Užkabinam dar vieną. Dažnu atveju karpis ir šitų odelių prezentacija kita. Dabar kas atsitinka, kai įkrinta į vandenį tos odelės? Jos išsipučia ir pasidaro du kapišonai. Jeigu mes juos dabar įmestume į upę,
mes ištrauktume ir mes gautume pilną išsipūtusi kukurūzą. Aš tai bent įsivaizduoju, mes turim ir kitokią tada prezentaciją pačio to kukurūzo. Tai vat Vengrijoje tai yra labai populiarus būdas gaudant karpius. Visai kita prezentacija gaunasi masalo. Absoliučiai kita prezentacija. Masalas, pabrėšiu, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, sėkmingų žūklės dalykų, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Vienas iš pagrindinių dalykų. Taip kad apie masalus smulkiai tiek, čia galim išsiplėsti dar į valandai, į 2 pokalbio, kaip viską padaryti. Prie visų daugiau smulkmenų mes prieisim šiltų metų laiku, kada būsim ant kranto. Tikrai neplanuoju daryti laidelių apie pagauk daugiau žuvies ar pagauk didelį kiekį žuvies. Viską akcentuosim iš techninės pusės, kodėl įvyko vienaip ar kodėl įvyko kitaip. Taip kad čia truputį vėliau, nes neįmanoma apriepti ir jums parodyti viską per kelias. Tai užimtų tikrai labai daug laiko. Sekantį laidelę, turbūt, kad uždarysim visą šitą truputį apie dugninę, apie feederį uždarysim. Tai sekantį laidelę padarysim apie pagrindinių sistemų rišimą. Reiškia, feeder gamai, kaselės, visi tie smulkmenos, kaip susirišti visą sistemą, kaip aš rišau, kaip patarčiau tą dalyką daryti iš savo patirties. Jau toliau paskui grįšim turbūt prie plūdės temos, labiau galbūt prie ryčių grįšim, kad būtų visiems įdomiau. Taip kad ačiū visiems už dėmenį, laukiu visų klausimų, kas kam aktualu, kas kam įdomu. Taip kad iki kito pirmadienio.